Tiesiai iš Graikijos Kostanavarinio kartu su Dominiku. Ką veikiam? Dalyvaujam Ekarto Tolės retrite seminare. Semėmės to, ką jis įvardino kaip timeless wisdom. Belaikė arba antlaikiška išmintis. Ir sako, štai Graikija vieta, kur išmintis prasidėjo. Išmintis kaip išminties meilė, filosofija, žmogaus pastanga prasiskverbti pro kintančių dalykų iliuziją, pro kintančių įvykių, fenomenų iliuziją ir surasti kažkokį už viso to esantį principą. Graikai tą principą įvardino kaip logos. Štai tas principas yra ir kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas – pažinti visų reiškinių, visos įvairovės vienijantį principą, iš kurio visa ši įvairovė kyla. Štai ir yra žmogaus gyvenimo užduotis ir tikslas. Kaip suformulavo Ekartas Tolle, pristatydamas būtent šį retritą, kaip vykstantį Graikijoje. Meilės išminties arba meilės išminčiai gimtinėje. Pats faktas, kad esam čia kažkokioj kelioniai, jisai galiausiai vis tiek nukreipia į tai, kad ta kelionė yra individualiai ir asmeniška ir vienintelis prabudimo kelias yra savas kelias ir jisai vyksta būnant dabar. Ne kažkokios tai meditacijos, kurios gali atvesti prie supratimo, kad o visgi man nereikia meditacijos, aš jau esu dabartyje, aš esu dabar, aš esu. Ir nors mes esam čia, bet girdime, kad tai yra mūsų kelionė, bet nebūtinai kiekvienam reikia atkeliauti kažkurią tai vietą, o yra klausimas, kaip tu pasitinki būseną, kuri tave kviečia būti dabartyje ir kaip tu gali būti dabar, tas aš esu. Ir įdomi tokioj situacijoje būti, kur mes atkeliavom kažkur, kur sako, kad tai visgi tau niekur keliauti nereikia. Visur, kur eini esi. Ja, kur beeitų, vis tiek būsi čia ir vis tiek būsi dabar. Ekartas Tolle tuo ir garsus, vadinkim, šiuolaikinis mąstytojas, gal net pasakyčiau mistikas labiau nei filosofas. Žymus savo pirmąją knygą parašyta The Power of Now, tai yra šios akimirkos jėga, šios akimirkos galia. Mintis yra tarsi ir labai paprasta, jeigu žmogus įsižemina, įsibūna į šią akimirką, sugeba su ją sutapti, ją priimti, nesipriešinti, ją neveikti iš laikinės perspektyvos, tai yra iš kažkokio tai praeities lūkesčio ar iš prisiminimų ir lygiai taip pat iš ateities perspektyvos, tarsi prašokdamas šį momentą arba darydamas šios akimirkos darbus vardan ateities kažkokių rezultatų, taip ir niekada žmogus štai nepatiria gyvenimo. Tai Ekarto Tollės mintis tam, kad patirtume gyvenimą, kad iš tiesų gyventume pilnavertiškai, kad pagaliau mums tas logos, ta transcendencija atsivertų, ji gali atsiverti tik tai iš tiesų įsibūnant į šią akimirką, į dabartį. Ir taip tuomet klausimas, o tai kam keliauti? Kam keliauti į Graikiją, kam keliauti prie tų istorinių ištakų, prie tų istorinių šaknų, ar į kažkokią konkrečią vietą? Pagaliau Ekartas Tolle pasiekiamas internetu. Jeigu kas
yra įsivedęs, bent kartą jo paklausęs YouTube, tai tikriausiai kiekvieną dieną algoritmas siūlo vis naujas Ekarto kalbas, kurių tikriausiai yra daugiau, negu mes galėtume spėti peržiūrėti per ištisus metus. Tai va, tai kam reikia vykti į tokį retritą, ar kam reikia čia būti, jeigu tai išmintis jau yra čia ir dabar ir kiekvienam, kaip tau, Dominikai, atrodo? Nes mus pakvietė tas buvimas, tai, kad mes nebuvom, tai, kad mes esam dabar, iš to dabar mus pakvietė keliauti čia. Atrodytų, toks yra mūsų kelias ir toks mūsų kelias yra ten kviečia ir pakvietė čia ir tam, kad išgirstume tuos pačius dalykus kitaip, pamatytume, kaip jie veikia, kaip jie mus veikia, kad pabūtume šitam dažnį kartu su kitais ir tuo pačiu taip prisidėtume prie bendros sąmonės pokyčių. Aš tai taip manau. Dar vėlgi to paties Ekarto mintis. Kartais prireikia laiko, kad suprastum, kad nereikia laiko. Galimai prireikia ir kelionių, galimai prireikia ir skaityti knygas, ir būti vietose, susitikti su žmonėmis, kalbėtis, semti iš tų temų vandenyno, semti savo podeliu vandenį, tol, kol vieną dieną numeti tą podelį ir supranti, kad aš esu vandenynas, man niekur nereikia eiti, niekur nereikia specifiškai atsidurti, viskas jau yra dabar. Tai galbūt irgi tokios kelionės tikslas, priežastis yra ne ta, kad kažkur nukeliausi, kažkokioje vietoje atsidursi ar su kažkuo staiga kažkas pasikeis, bet tiesiog šiek tiek aktyvuoti vis iš naujo sugrįžtantį supratimą, kad nereikia niekur keliauti ir kad šios vietos konkretybė yra tokia pati kaip ir mūsų vietų konkretybė. Ir šis konkretus žmogus, tarkime, Ekartas Tolle, per kurį ta presence, kaip jis įvardina, ar ne, transcendencija reiškiasi ir kalba, tai kalba per kiekvieną žmogų ir reiškiasi per kiekvieną žmogų, jeigu mes tik esame atviri. Pirmas dalykas - išvelgti, matyti, klausantis, matyti kitame tą esatį, tą gilesnę būtį. Ir lygiai taip pat kiekviename iš mūsų. Per mus ta būtis kalba, per mus ta būtis veikia. Jeigu jos nebūtų, tiesiog mes nebūtume. Taip, tai yra tas pats buvimas, tai yra tas pats buvimo principas, kuris visada yra. Ir štai prireikia laiko, kol tos iliuzijos, kad mes esame atskiri, kad mes esame netokie, kad reikia dar kažko, kad reikia kažkokio labai specifinio proceso, labai specifinės mantros, galbūt labai specifinių sąlygų, kad pasiekti džiaugsmą. Vėlgi tradicijose įvardinamas Satčitananda, reiškia palaiminga sąmonės būsena. Tarsi reikia kažko, kad jinai nutiktų. Ir dažnas sakys, tam reikia daugybės metų kelionės. Ir grįžtant prie klausimo, kurį uždaviau. Daugybės metų kelionės tam, kad matyt atvykęs vieną dieną sakytum, keliauti niekur daugiau nebereikia, aš čia. Ir ta kelionė yra labai svarbu, kad jinai labai individuali, vėlgi grįžtant prie to. Vienam gali prireikti 10 metų, o kitam tam tikrose aplinkybėse staiga jisai nubunda. Ir dėl to negalim taikyti nei vieno, nei kito savo, bet va tik įsibūnant, pajaučiant, išgirstant, atsitraukiant nuo tų minčių kasdienių, atsitraukiant nuo to, kas nesi giliau tu, aš, bet kas nesi esu. Tai atskiriant tą esu nuo įvairių vaidmenų, nuo įvairių minčių, pradeda atsirasti, kaip Ekartas įvardina, ta erdvė, kuri ir yra tas poveikis. Ten pradeda kažkas tai rastis, tu pradedi atpažinti save labiau. Ir tai yra išmintis. Taip. Man regis, tai yra išminties, ta gilioji senoji išminties tradicija, tai nežinoti visos reiškinių įvairovės niuansus ir specifikas, bet tiesiog pačiame savyje pradėti skirti, kas yra praeinantis, tokie, sakykime, kintantis dalykai, ta pati asmenybės bruožai, kūno kažkokie bruožai ir specifika. Visa tai keičiasi, formuojasi vienaip ar kitaip, bet yra ta gilesnė dimensija,
esaties dimensija ir būtent šio dalyko užmarštis, kai mes prarandame tą perspektyvą, kai mūsų sąmonė pilnai prisipildo kažkokių minčių, problemų ar emocijų, mes su jomis susitapatiname, tada mes kenčiame, iš to gimsta kančia. Bet štai truputėlį atsitolinus ir matant, kad tai, kas iškyla sąmonė, nėra pati sąmonė, tai, kas iškyla erdvėje, nėra pati erdvė. Erdvė visada lieka nepaliesta, visada lieka nekintanti, visada lieka amžina. Tai va šios dimensijos išlaikymas, matymas, galima sakyti, yra tam tikra netgi ir išmintis. Ir tai nekonceptualiai suprasti, o įsibūti į tą būseną. Ir link to galima, kaip ir Egertas, tik tai pakviesti. Negali nurodyti, negali liepti, negali pasakyti, kad būtent taip reikia daryti, o gali pakviesti. Ir mes turbūt tokiais pokalbiais, susitikimais kviečiame per savo patirtį. Ne, kad ir dabar mes pasakojame apie Egertą, kažkada pasakojame, minime Šliogerį ir kitus meistrus, kontempliuotojus, išmintingus žmonės. Mes tiesiog juose atpažįstam kalbą, kuri rezonuoja su mūsų patirtim ir todėl apie tai kalbam. Bet nekalbam iš knygų, to žinojimo, kuris nėra mūsų. Ir todėl ir norisi jį tam tikrą kalbą, tam tikrų būdų, tam tikrą formą įvesti, pakviečiant keliauti ten kartu, kiekvienas asmeniškai. Aš dabar, kai tai pasakai, prisiminiau Bhagavad Gita, yra eilutė, kuri sako geriau savo karmą nugyventi blogai, nei svetimą puikiai. Ta prasme, gal būtų galima suformuluoti kažkaip labai efektyviai žinutę apie ar receptą, ką žmonėms ir kaip reikėtų daryti, apskaičius, surinkus geriausią informaciją, akademiškai išdistiliavus, išgryninus, padarius ją švarę. Bet bėda ta, kad tai nebus tavo, tai nebus mano. Ir man atrodo, didelis uždavinys, mums su Dominiku kalbantis ir kažkaip dalinantis šiais pokalbės, mums patiems, nepaisant to, kad mes įtakas priimam ir paimam ir sekam tos šiuolaikinius mokytojus, skverbiamės į jų žinias, bet vis dėlto yra svarbu, kad tai būtų gyva recepcija ir mes perleisdami per savo gyvą supratimą, gyvą ir netobulą supratimą, per savo pojūčius, per savo gyvenimišką patirtį, kalbėtume žodį, kuris yra gyvas. Ir šia prasme tikras. Tai nenorim duoti kažkokių receptų? Receptų, kuriuos, sakysim, tai veikia ir taip reikia daryti ir tai bus gerai. Galima sakyti, kad kalbėjimas kažkokios idėjos implikuoja vienus ar kitus principus. Ir gal jie veikia, bet yra daugybė pavyzdžių pasaulyje. Matosi, kur regis teisingi žodžiai neskamba. Nieko nereiškia, nepriliečia, nerezonuoja. Man patinka tas žodis rezonansas. Kas yra rezonansas? Tai priliečia ir toliau vibruoja, ir toliau turi poveikį. Tai štai Ekarto kalbėjimas, jis turi tą rezonansinę galią. Paprasti žodžiai pasakomi, jie skverbiasi gilyn, jie virsta supratimu, kuris yra daugiau nei konceptualus supratimas, jie paliečia, jie yra tikri. Ir tuomet atrodo, o kaip nutinka, kad kažkas kitas, tarkim, kalbėdamas, sakydamas beveik tos pačius žodžius, beveik tos pačius terminus naudodamas, tarsi nepriliečia, tarsi tai nieko nereiškia. Tai štai man pačiam visada buvo labai, labai įdomus klausimas ir klausantis ir filosofijos paskaitų, kodėl štai čia žmogus sako žodį ir jis man smelkėsi į sielą ir mane keičia ir transformuoja. Ir kitoj vietoj gaunu fantastišką informaciją, bet tai lieka tokia tarsi Wikipedija, informacijos rinkimas. Tai man regis perskyra yra ta, kad ar už žodžio yra būsena, gyvybė, patirtis, ar ta žodis tikras, ar jisai iškyla iš šio žmogaus čia ir dabar esančio momento. Štai ir šį video mes filmuojam visiškai nesusitarę, mes turėjom pabandyti, ar veikia mikrofonai, beje, sužinosim, to ar veikia. Ar jie veikia, bet mes čia ir dabar, spontaniškai pradėjom kalbėtis, nepasirinkę vieta yra visiškai atsitiktinė, mes palikom savo žmonas, jos vis dar geria kavą, jos nežino, kur mes išėjom, ir čia ir dabar vyksta pokalbis ir iškyla tai, kas iškyla.
Taip. Ir dar bus, manau, daugiau, kadangi jeigu mikrofonai veiks, viskas gerai, tai turėsim daugiau įrašų iš skirtingų vietų, nes noris ir kad ir per filtrą, kad ir įrašius ir tam tikrą prasme tai padarius mažiau gyvą, bet tenai užkoduoti tam tikrą tą patirtį, tą dažnį, kurį mes čia turim ir noris ją bent kažkaip kristalizuoti ir įdėti į tą bendrą sąmonę, kad kažkokiu būdu, kaip mes taip šnekėjom, atrodytų taip, kai yra gyva, yra visai kita patirtis, visai kitam dažnį būni ir tai pakeičia tavo dažnį, bet lygiai taip pat, man atrodo, jeigu jis yra pakankamai stiprus ir gyvas, jisai net persiduoda per tam tikrus filtrus kaip medijos, nes kaip mes tam kalbėjom, net atrodo klausai tų pačių išmintingų žmonių, kurie keičia tą dažnį ir irgi tai pajauti. Gal šiek tiek silpniau, šiek tiek susilpnintai, bet vis tiek jisai pajuntamas yra. Čia yra toks beveik mistiškas, bet tuo pat metu ir nelabai mistiškas dalykas. Aš tą pastebėjau būtent su ją kartu ir, aišku, visų pirma, jo knyga labai palėtė, tarsi ir per tekstą jaučiasi, kad tekstas yra, per tekstą kalba šaltinis, tai yra ne tik žodiena kažkokia. Bet lygiai taip pat video, jeigu kažkas atsidarys karto tole video, galimai pajaus, kad tas žmogus tarsi kalbėtų čia ir dabar ir jiems ir deploja. Užsimesga santykis. Tai buvo kartas paklaustas apie tai, aš atsimenu, vieną kartą buvo paklaustas, o kaip yra su video, kaip yra su medija. Ir jo atsakymas man pasirodė labai įdomus. Sako, taip, tokiam savotiškam laiko erdvės, tokiam fragmentuotam išskaidėme, taip kaip mes suvokiam laiką ir erdvę. Įrašas buvo padarytas seniai, jisai buvo padarytas per medijas, jisai yra kažkur ir dabar tave pasiekia. Bet tiesą sakant, jeigu mes žvelgiam iš belaikio, belaikės būties perspektyvos, viskas yra dabar, viskas yra šią akimirką ir šią akimirką užsimesga komunikacija, kuri yra, sakykime, anapus laiko ir erdvės. Ir ypatingai, jeigu mes kreipiamės į tą sluoksnį, tai yra aktualu. Jeigu mes pabandytume padaryti video apie tai, kaip sujungti mikrofonus, kameras, tai būtų labiau... Nepadarytume, nes nežinotume kaip. Ja, bet tai būtų labiau informacijos tipo, ar ne? Tai to labiau reiškinių sluoksnio komunikacija ir ji būtent dalyvauja laike, ji dalyvauja istorijoje, taip? Ir tai, kas matyti teisinga, kai mes norim sujungti mikrofonus šiuo laikmečiu, tai po 20 metų matyti technologijai pasikeitus bus nebe taip teisinga. Ir tai, kas bus kalbama, ir nebepalies, ir nebus teisinga. Bet kai mes kalbame apie antlaikiškus dalykus, timeless wisdom, antlaikinė išmintis, ir tuo pat metu mes norime būti kažkiek toje dimensijoje, mes norim jausti tą antlaikišką pradmenį, kuris yra visa ko pradmuo ir taip pat mūsų pačių sąmonės, tuomet galimai mes pasijungiame į tą patį lauką. Anapus laiko ir erdvės. Kelionė į tą lauką. Nors kelionės nėra. Arba esi tam lauke, arba nesi. Bet yra kažkoks tai tas kažkokie elementai, kurie ar nuima blogus tavyje, ar padaro kažkokius kitus dalykus, kad ištiktų tave tai. Vat ištinka ta nuostaba. Ir jinai ištinka. Ir kiekvienas skirtingai, skirtimo aplinkybėm, nuostaba ištinka ir tu jau nebegali kitaip matyti to pasaulio. Nebegali kitaip. Ir tas negali kitaip tave kviečia būti toje būsenoj. Kartais tai yra ne taip lengva, gyvenant tą kasdienį gyvenimą, bet atrodo vis prisimenant, vis tai daros paprasčiau. Vis kažkaip savaime, jinai tokia pasidaro natūrali būsena. Tai va. Man regis, mums reikia patikrinti, ar mikrofonai veikia ir pabaigti gerti kavą. Taip, einam, nes bus atšalus. Viskas, startuojam?
Jo, sakyk, kas mintį, ką norėjai sakyti. Ką norėjau sakyti, tai sakau, kad va, su tavim nepasidalinau, kad pastarąsias kokias 5 dienas jaučiu tarpą tarp to, kas esu arba tai, ką noris išreikšti ir kalbos. Sunku žodžius labai rinkti. Toks atrodo, kaip čia pasakius, dedi, kad reikia pastangos, kaip iš Lego juos surinkti kažkaip, ne taip, tai čia gal ne tas. Tada tokia atsiduri, kad tas žodis atrodo neišreiškia to, galėtų būti kitas tikslesnis, nu, va, toks keistas santykis, toks atrodo, kažkaip susvetimėjau su kalba ir nežinau, ar čia gera. Nes tada tik sėdėsiu. Kaip manai su kuo tai susiję? Gal su tokiu gilesniu atpažinimu, kad kalba yra tik tai nuosėdos to buvimo, to esu. Ir kai tai matai, sunku įdėti energiją ir tikėti, kad tie žodžiai labai daug ką lemia. Bet iš kitos pusės matai, kad jie kuria tą formą arba tą erdvę tam, arba nuveda link. Bet va, tas momentas, kurį išgyvenu, atrodo, kad o tai kam tada kalbėti, nes vis tiek tai, kas esi, tai kas tas being, jį išreikš žodžiais yra neįmanoma, va, yra kažkokia ir va, tas gal susvetimėjimas, va, ta būsena, jinai turbūt ir pastato į tokią nejaukią poziciją, tokios daugiau tylos, nors tiesiog būti, va, po medžiu tiesiog sėdėti. Ir tiek. Kaip tu į tai, ką aš pasakiau? Jo, tu sakei, kad išgyveni sudėtingumą formuluoti mintį, tarsi atsiskiria mintis, intuicija, pojūtis ir žodis, kuris pabando tą mintį suformuluoti ir išsakyti. Ir man, žinai, čia kyla įdomus klausimas. Na, tarkim, Arvydas Šliogeris sako taip, kad mąstymas ir kalba sutampa, kad nėra mąstymo be kalbos. Reiškia, jeigu mes iš tikrųjų mąstome savo galvoje, tyliai kalbame, formuluojame žodžius. Ir tuo pat metu, va, tai, ką tu sakai, yra daugeliu žmonių atpažįstama patirtis. Taip, mes tarsi turime kažkokį suvokimą, žinojimą, bet žodis neateina, žodis neprilimpa prie tos patirties. Bet ta patirtis yra labai tikra, labai tokia apčiuopiama. Ir ji kažkokiu būdu vis tiek gyvena mumise, tokio pusiau vaizdinio, pusiau jausmo, kažkokiu pavidalu. Ir štai įdomu, mąstant netgi apie žinojimo lygmenis, konceptualusis žinojimas, tai yra kalba pagaunamas, apibrėžiamas žinojimas. Ir galbūt tas žinojimas, kuriame yra kur kas daugiau informacijos, kurio mes neišreiškiam, galbūt nesugebam išreikšti, gal neturim įrankių išreikšti, o galbūt yra kažkoks neišreiškiamas sluoksnis apskritai tikrovės ir buvimo, kuris konceptui nepasiduoda. Ir vat ypatingai man regis, kai mes leidžiamės į pokalbius apie patyrimą paties buvimo. Ten kalba pradeda sustoti. Štai žvelgiam į, ir dabar sakau žodį, į alyvmedį, į nuostabų medį. Ir kai tas žodis yra ištartas, mes iš karto tarsi pažinom tą medį, susipažinom su juo, įgavom kalbinį žinojimą, konceptualų žinojimą, kad tai yra alyvmedis ir viskas, kas išauga iš to, ką žinom apie alyvmedžius,
ir tarsi mes pažinom medį. Bet patyrimas šito konkretaus medžio ir žodžio alyvmedis ir visko, į ką tas žodis nurodo kaip informacija, gali būti skirtingi dalykai. Ir kai mes sakom, kad regime tikrovę, arba mes kviečiame vienas kitą regėti tikrovę, žvelkime į daiktus ir matykim jų individualumą, konkretumą ir per tai tuo pat metu jų būti, jų individualią būti. Tai savotiškai reiškia, mes jau esame irgi užsiminę, nusimti kalbos sakinius. Kalbos sakiniai duoda tariamą aiškumą, konceptualų aiškumą. Bet patyrimo sluoksnis, susitikimo sluoksnis, tikrovės kaip būties sluoksnis, jis yra beveik neįvardinamas, jis yra matomas, jaučiamas, apčiuopiamas, tai yra buvimo lygmuo. Mes čia sėdėdami galim jausti šitos, aš sakyčiau, būtybės čia buvimą. Ir ji gali būti ypatinga, nuostabi ir dovanoti kažkokią labai unikalią patirtį. Ir tuo pat metu, kai mes sakom alyvmedis, mes nieko nepasakom apie tai, kaip mes čia sėdėdami šitą tikrovę jaučiame ir kaip joje būname. Ir vat atsirandant tikrovės pagavimo gyliui ir išgyvenimui susitikimo su tikrove, aš net panaudočiau žodį sakralumo, šventumo, kai tau atsiveria daiktai kaip esantis. Atveria savo buvimą, atveria savo būtį, atveria savo individualumą, savo grublėtumą, savo keistą formiškumą, įvairius šešėlius ir tarpus. Ir visokius dabar galėčiau bandyti apibūdinimus, bet jie atveria tai, kas jie yra. Galimai tai mus įmeta į nuostabą situaciją, tai mus įmeta į gilaus išgyvenimo ir tai, ką tu sakai, nebegalėjimo suformuluoti. Nes yra gilus supratimas, kad ta formuluotė į mus įveda į informacijos lauką, į žinių lauką, bet tuo pat metu ištraukia iš būties lauko, iš nekonceptualaus žinojimo lygmens. Tai paklausė Dominikai ir man atrodo tuo pat metu tas pavyzdys, jis nurodo į tą didžiąją problematiką, apskritai tą metafizinę problematiką. Kas yra metafizika savo esmėje? Tai yra bandymas byloti apie susitikimo su tikrovė gylį, susitikimo su transcendencija patirtį. Ir kartą, kai tas žodis užrašytas, tas bylojimas atliktas, tie pavadinimai galiausiai, tokie kaip sakralumas, kaip būtis, kaip Dievas ir visi kiti, jie tuo pat metu ir praranda tą galią byloti, gali prarasti tą galią byloti. Tapti nuvalkiotais tokiais kasdieniais žodžiais, kur beveik nebemadinga ir kalbėti. Tarsi tai lieka kažkoks sentimentalus svaičiojimas apie romantiškas, net savotiškas romantizmas, grįžkim ten į gamtą, į grožį ir panašiai. Tai nieko panašaus. Tai štai kiekviena tikra poezija, kiekvienas tikras meno kūrinys, kiekviena tikra metafizika, kiekvienas tikras mokytojas, matyt, turi tą dimensiją, tos tiesioginės patirties ir tuo pat metu sukabinimo su kalba, išraiškos ir pabandymo kitiem perduoti tai, ką jis patyrė, taip kaip jis pamatė ir pajautė. Man atrodo, toj vietoj, kaip aš tai matau, kad ir tada, kai tu atpažįsti tą erdvę tarp to daikto, tarp kalbos ir tarp tavo tos patirties, to įsibuvimo, kai tu atpažįsti ir atpažįsti ją, bet nesi jos atjungtas, pavadinkim taip, tu tada tą kalbą naudoji ne duoti atsakymui, nesakyti, vat tai yra tai,
bet jos pagalba, kaip įsivaizduokim, kaip Lego kažkokių kaladėlių pagalba, formuoti kelią link kažkur va tos erdvės. Kad tu tos patirties negali perduoti, tu negali ją parodyti, bet tu gali kažkaip bent jau apibrėžti erdvę, kur didesnė tikimybė, kad jinai ištiks tą žmogų arba tave dar kartą, jeigu nebūni tiek dažnai joje, jeigu dar tai netampa tavo esatim. Ir tada ta kalba, tu kitaip ją žiūri, tu kitaip su ją elgiesi, tu atsakingiau elgiesi, nes tu ir jauti, kaip aš tai matau, vėlgi tai yra, kaip aš tai formuluoju, tai taip labai nuo toli pradėsiu, tai siela, kuri yra energija, kuri animuoja dalykus, dvasia, kuri yra informacijos, tam tikras sankloda, turinys, kūnas, kuris leidžia mums patirti ir laisvą valią suteikia. Ir tada mes turim toj erdvėj idėja, kuri įkrenta mum, mes jos, idėja mum įkrenta, mum kažkaip ištinka iš to buvimo, iš to įsibuvimo, iš to tiesioginio santykio, o mintis jau mes tą idėją jau tam tikrų būdų įforminam galvoj ir tada kalba dar labiau, kuri yra priimtina, jau jinai turi tam tikrus kultūrinius dėmenis, mes įvardinam ir jinai jau yra kitokio density, kitokio tankumo, bet jinai tada tampa labiau daiktiška. Ir kalba yra labiau daiktiška negu mintis, aš taip sakyčiau. O mintis vis tiek tai jau yra tam tikra forma to užduoti. Tai reiškia tam tikros ribos uždėtos. Kad kalba yra jau materializuota. Taip, jinai jau yra, ją galima net... Nuojauta. Taip. Ir va šitoj vietoje atsiranda tas momentas, kad jinai jau yra forma. Ir tam, kas buvo beformė, patirtis, tu ištekį formą ir jinai uždėjo ribas. Bet tos ribos tam tik, dažnu atveju jos yra reikalingos, kad nuvesti kažkur. Tai va, taip tą kelionę, dabar kelionę, nežinau, tą tokį žvilgsnį, taip matyčiau per tokius tam tikrus sluoksnius. Ir taip, alyvmedis yra šiaip kažkoks tai alyvmedis, bet kuris medis ir vėl medis, bet ta patirtis, bet alyvmedis turi savyje, kadangi turbūt gyvuoja tiek tūkstančių metų, turi kažkokių tai, tu jauti, jeigu neįvardini, bet tiesiog pabūni, tu jauti tą kažką, kas byloja ir tada tave pakviečia kartu byloti į tą dažnį, į tą erdvę, į tą vietą, iš kurios tu matai, aš sakyčiau, aiškiau, paprasčiau, tiksliau, kai atsisuki į savo kasdienybę. Iš tos perspektyvos, kai pradedi žiūrėti ir tau tarsi tą mają ar ten nueina. Tu toliau naudoji kalbą, tu toliau gyveni kasdienį gyvenimą, kaip Egartas Tolle sakė, ten dviem kojom, viena koja, tu būni tame buvime, o kita koja tu vis tiek būni kasdienybei. Ir ta harmoningas santykis, buvimas žmogum, kaip tas human being arba being human. Tave įneša į harmoniją ir tu aiškiau matai savo gyvenimą, tu matai, kad taip, tu esi tie vaidmenys, kuriuos tu atlieki, bet tada kaip tu juos atlieki, tos vaidmenys pasikeičia kardinaliai. Kaip įdomu, mes liečiamės prie amžinųjų klausimų, antlaikinių klausimų. Kaip atsiranda patyrimas, kaip iš to patyrimo gimsta kažkokia mintis per brūkšnelį kalba ir ta kalba bando išreikšti, išsakyti ir tarsi nebetinka ir tuo pat metu bandom komunikuoti ir pasakyti ir tuo pat metu sakai, ir medžiai byloja kažką, irgi pasako ir kalba mums ir mus priliečia ir mus keičia. Ir va šiandien, kai mes sėdim šitoje aplinkoje, šitoje vietoje, man prabėgo tokia mintis, kad labai natūralu tokioje vietoje, prie tokio medžio, kelti tuos amžinuosius klausimus. Tai tarsi ši vieta prašosi tokio pokalbio. Mes netgi kalbėjome vakarienės metu, kad
matyt neatsitiktinai Graikijoje iškyla filosofija kaip tam tikras užsiėmimas, bandymas žmonių kalbėtis apie visatos prigimtį, apie reiškinių esmę, apie tiesą, gėrį ir grožį. Ir regis kitose pasaulio regionuose tas dalykas, neatsiranda, arba bent jau tikrai neatsiranda tokiu būdu. Jis atsiranda galbūt kitokiais būdais, bet būtent Graikijoje atsiranda laisvė spekuliuoti savotiškai, spekuliuoti konceptais ir pasiūlyti vis įvairesnius, tarsi žaisti netgi šiek tiek su kalba, ieškoti išminties ir tuo pat metu nefiksuoti jokio galutinio sprendimo, jokio galutinio scenarijos, bet labai gyvai būti klausime ir siūlyti tezes ir atsakymus ir juos tikrinti. Ir man regis, vieta tarsi leidžia, nes ji yra tokia dosni, tokia žmogui prieinama, tokia kviečianti, tokia šilta ir švelni. Tarsi sako, žmogau, tavimi bus pasirūpinta, tu neturi kalbėti ir mąstyti iš gyvenimo, vien iš praktinės perspektyvos, tu gali kelti klausimus ir žaisti su gyvenimu. Ir tu gali savotiškai atsipalaiduoti. Ir atvykę mes į šitą vietą ir prisėdę prie tokio medžio, aš bent jau tikrai jaučiu tą būseną atsipalaidavimo ir džiaugsmo, iš tikrųjų kelti klausimus ir gyvai mąstyti. Tai savotiškai mus sviedžia atgal porą tūkstančių metų, beveik 2,5, kai Graikijoje užgimė filosofija, pirmosios filosofijos mokyklos, bendruomenės. Ir taip netgi gali būti, kad šis konkretus medis tai irgi matė. Sako, kad tai yra būtent alyvmedžiai yra vieni ilgiausiai gyvenančių metų ir kai kurių amžius iš ties siekia 500 metų, beveik iki 1000, seniausias augantis alyvmedis Kretoje yra 2500 metų senumo. Tai va, nežinom, kokio senumo šis konkretus medis, bet mes matom kokį procesą, kad visa jo išraiška byloja, rodo apie nuolatinį atsinaujinimą. Ir štai lygtais ant to, kas labai sena ir jau laiko paveikta, vėl išdygsta naujos šakos ir jos yra labai gyvos ir labai jaunos. Tarkim, jeigu mes atskirai paimtume, nuskintume šitą šakelę ir pasižiūrėtume ją izoliuotai, mes ją matytume kaip absoliučiai naują, absoliučiai jauną ir tie vaisiai, kuriuos duoda, jie yra visiškai sultingi, bet kuo mes leidžiamės žemyn, mes sutinkame tą tūkstantmetį kamieną, tą tūkstantmetę struktūrą, kuri, reikia suprasti, šitą vietą taip gražiai aplinkui suformuota ir pastatyta, jį suformuota aplink šituos medžius. Ne šitie medžiai čia įstatyti, bet šita vieta aplink juos suformuota. Tai man primena, kaip vis dėlto gražiai apskritai mūsų gyvenime žaidžia, dalyvauja tai, kas ateina iš mūsų protėvių, iš tų giliųjų tradicijų. Ir tai duoda galimybę toms naujoms šakoms, tiems naujiems daigams užsimegzti ir būti naujais. Vat kas įdomu, būti šviežiais. Naujais neturiu omeny, kad naujas kaip kitas arba kitoks, bet būti gyvais. Vėl iš naujo. Ir va čia yra paradoksas, kuris, man regis, mūsų kultūroje vis labiau užmirštama šitą galimybę jausti gyvą, senų dalykų buvimą. Jausti, kad būtent tie antlaikiški, tie itin seni, itin galbūt jau ir nebemadingi klausimai, tokie kaip, vėlgi, grįžtant į filosofijos, laisvė, tiesa, gėris, grožis, būtis klausimas, kas yra tikra, jie nėra nuvalkioti, jie nėra senoviniai ir seni klausimai, mokslas neatsakė į tos klausimus. Mokslas operuoja
tam tikrame žodyne, tam tikrame pasaulėvaizdyje ir pasiūlo savo tezes ir pasiūlo savo kalbą šiai tikrovė apibūdinti. Bet tai neprieina prie tų giluminių atsakymų, ką reiškia, tarkime, žmogui būti arba dalykams būti ar egzistuoti ar panašiai. Tai filosofija mus vėl įmeta į tas teritorijas, įmeta labai gyvai. Ir, kaip sakau, sėdinčioje vietoje panašu, kad ne tik filosofija, bet jeigu mes žvelgiame į tą tikrovę, kurioje sėdime, kurioje esame, mums tiesiog byloja apie tą seno, naujo žaismą ir kad būtent čia skleidžiasi gyvybė. Ir įdomu atrodo, kad kaip praeitą įrašą mūsų, kurį norėjau užvadinti, berods asmenybės tirpsmas autentiškumo vardan arba autentiškumui rastis, atrodo įdomus procesas, kad o kodėl, ir mes neturim atsakymo, kodėl mes keliavom kažkokią kelionę ir nuo tam tikro momento dažniausiai mums reikia tą mūsų, to, kas mes esam kaip asmenys, tų visų kaukių, tų visų reikalingų sociumui išgyventi ir gyventi, pavadinkim taip, sutarime su kitais, kodėl reikia pamatyti, kad tai nesu visas aš. Tai ta kaukė arba tos kaukės, tai nėra manęs viso išpildymas, visa mano teritorija. Ir reikia tarsi tai pamatyti tam tikrų būdų, kad tai sutirptų, kad tu galėtum pamatyti visgi, o kas tu darėsi, tam, kad tu galėtum tas kaukės užsidėti jau kitaip. Ir toks įdomus, su to pačiu medžiu, tam tikra kaip metafora, kad tai mes turim tas šaknis, mes turim visą tą istoriją ir jos kiekvieną kartą naujų ciklų vėl atgimsta tais naujais vaisiais. Ir tie vaisiai reaguoja į tam tikrus ciklus, sezonais. Ir toj harmonijai tas medis gali tiek ilgai gyventi ir mes galim po juo sėdėti. Ir jisai turbūt jau nebuvo tikslas, vienas iš tikslų užaugti tokiu būdu, kad prie jo kada nors Justas su Dominyku galėtų tam tikrų būdų sėdėti pavėsyje. Tiesiog jisai išreiškia save ir mes to medžio buvime galime prisėsti pavėsyje. Tai mes atrandame santykį su, bet tai nebuvo užkoduota. Ir tada, kai mes galvojame apie mūsų gyvenimą, kai mes linijiniu būdu bandome susidėlioti tikslus, o koks tavo gyvenimo tikslas, koks tavo vaikų tikslas, o tai vaikus reikia jau nuo mažens mokyti vienų ir kitų dalykų, matematikos ir to, nes jeigu dabar tai padarysim, tai tada ženkliai didesnė tikimybė, kad konkurencinė aplinkoje jisai bus sėkmingas. Ką reiškia? Tai tam tikrų būdų mes koduojam, kad mums reikia paruošti žmonės, tiek save, tiek kitus, tarnauti šitai sistemai, tam tikrai būsenai, niekada nepaklausę klausimo, o ar tai A, mano kelias, B, ar iš vis tai, ką aš matau, aš džiaugiuosi tokiu gyvenimu, bet kaip gyvena žmonės, kaip gyvena vaikai, ar tai yra tikrai tas gyvenimas, kurį aš noriu formuoti. Ir net tokio paprasto klausimo mes nepaklausėm, mes tiesiog iškart šokam į tą linijinį, susidėliojam tikslus ir tarsi apgalvojam dalykus. Ir man įdomus klausimas, vakar ar užvakar kilo, kaip tik norėjau su tai aptarti ir čia gal gera vieta tam, kad o kas yra supratimas, jeigu tas, kaip aš savo terminologiją vardinu, tas knowing, ne knowledge, kaip irgi toli atskiria, bet tas knowing, tas žinojimas, tas mano, kurį aš patyriau ir įėjimas, yra viena ir tada taip reikia kitų dalykų, reikia mokėjimų, gebėjimų, kad galėčiau maistą pasidaryti išgyvenimą, esu žmogus, ne, yra gebėjimai. Ir kažkur per vidurį yra supratimas. Tai, ką mes darom žodžiais ar ten mintimis, galvojam, kuriam tikslus, planus ir taip toliau, kurie dažnai, kaip šito medžio atveju, sunku būtų jam buvę pagalvoti, kad Justas su Dominyku sėdės po juo. Ir todėl bergždžias būtų jo galbūt galvojimas apie tai, kad tokį tikslą reikia užsidėti, nes tu nežinai, kur ir kaip nuvesti, tu gali eiti tą srovę, jausti tą šaltinį ir keliauti. Ir to šviesoje, tai kas yra tas supratimas, kur mes tiek daug laiko praleidžiam, mintydami visaip tas žodžius mintis, kovodami, debatuodami ir visą ką darydami, kas sudaro labai didelę mūsų ten misijos, vizijos, motyvacijos žmonių, visą tą dalį.
ir gebėjimus galbūt ženkliai greičiau gali įgusti, kaip daryti gerai vienus arba kitus dalykus ir lygiai taip pat praleisti laiko, o kaip atsivertam šaltinį. Bet šitie mes skiriam mažiausiai, sakykime, laiko, jeigu tai vardintume šitoj perspektyvai, bet daugiausiai šitai daliai. Ir kodėl taip yra? Tai aš tokį turėjau, savo tiesiog pasilikau, kodėl, ir aš žinau, kad mes neprieisim atsakymo galutinio ir kuris yra kaip čia amžinas, bet įdomi teritorija pabūti. Nes tai užima labai didelę laiko ir mūsų su tavim gyvenime. Dabar gal jau mažiau, bet vis tiek kažkada užėmė labai daug ir dabar net nemažą dalį turbūt paėmė. Labai, man atrodo, tiksliai pasakei, kad jeigu kažkokia idėja, kažkoks objektas pripildo visą sąmonę, tai ima su jie sutapti. Pabandykime įsivaizduoti, jeigu mes baltą popieriaus lapą pripildom juodu rašalu. Tada matosi tik tai tas juodas rašalas, aišku, balto popieriaus lapo, kaip tos erdvės arba fono, ant kurio jis yra išlietas, nebesimato. Ir net nebesimato galiausiai ir tos pačios rašalo artikuliacijos. Bet jeigu mes paliekam tarpus, baltus tarpus ir kažką iš to rašalo artikuliacijos ir mes keičiam ir formuojam, tai tampa raidėmis ir žodžiais ir štai toje balto lapo erdvėje išryškėja tam tikros duotys. Bet tam, kad atsirastų lape kalba, kad atsirastų erdvėje fotelis, kad atsirastų medis, turi būti kažkokia tuščia erdvė. Ir ji neturi būti pilna. Kad kažkas atsirastų, turi būti erdvės. Turi savotiškai būti niekas. Ir čia regis yra ta pagrindinė Ekarto Tolės mintis, kad mes neturėtume pilnai sutapti su savo mintimis, su savo sąmonė išryškėjančiais objektais, bet taip pat jausti, kad anapus arba kaip pagrindas visiems dalykams išryškėti yra pati sąmonė, pati erdvė, pats erdvumas, pats stillness, ramybė savotiška. Taip galima sakyti, kambaryje yra erdvė, kurioje tuomet išdėstome baldus. Bet pagaliau net ir pats kambarys yra tam tikroje erdvėje, kad jis atsirastų ir būtų, turi būti dar kažkas, kuris yra kitos prigimties, tai yra pats erdvumas, kad kažkas būtų duota. Bet tuo metu, kai mūsų dėmesys ima fiksuotis į objektą ir priartėja prie jo taip arti, kad uždengia visą erdvę, mes imame veikti iš to objekto perspektyvos, iš to konkretaus plano, iš tos konkrečios vizijos. Ir galimas dalykas, net jeigu ta vizija ar planas ar protokolas kažkoks, kuris yra mums išrašytas, yra fantastiškai geras, bet jis vis tiek neturės to natūralaus augimo ir išsiformavimo, kurį turi gamtos daiktas, nes jis auga erdvėje ir jisai neturi tos objekto sąmonės susitapatinimo su vizija, su planu, su kažkokia kalba, nėra visas į tai paniręs. Tai štai mes žmonės vis dėlto esame kitokie sakyčiau, tikriausiai kitokie nei viskas, kas yra gamtoje, tuo, kad mes galime sąmoningai matyti, ką matome, jausti, kad galvojame, suprasti tą kontekstą, iš kurio mūsų minčių, jausmų ekrane, erdvėje pasirodo turiniai. Ir vien tai, kad mes galim šitą dalyką padaryti, tai mums leidžia savotiškai atsitolinti nuo tų turinių ir išlikti tam tikroje ramybėje, kurioje mes matome ir vieną turinį iškylant, ir kitą, ir savotiškai leisti jiems rasti savo kelią ir augti. Nes nesu nei vienas iš tų neprisirišu prie vieno iš tų, nesusitapatinu, su kažkokiu žodžiu ar kažkokia įsivaizduojama verte. Ir štai čia tas išminties momentas, to tarpo atsiradimas, tarsi žvilgsnis į reiškinius iš amžinybės perspektyvos. Ir čia paradoksaliai atsiranda galimybė autentiškam veiksmui ir galimybė taip pat įvairiems nutikimams ir dalykams, kurie yra mums duoti ir kurie ateina į mūsų gyvenimą, kurie pasirodo.
Jeigu tik mes išlaikome tą stebėtojo ramybę ir netgi pasakyčiau džiaugsmą, stebėjimo džiaugsmą. Tai vėl grįžtu prie šito medžio. Šiandien taip jau nutiko. Kai aš tą medį pamatau, iš tikrųjų pamatau, nepavadinu kažkaip, bet pamatau per pagarbų atstumą, atsitraukęs. Jeigu aš prieisiu labai arti, aš jo nematysiu. Jeigu aš atsitrauksiu labai toli, aš irgi jo nematysiu. Per tam tikrą atstumą, kuris išryškėja erdvės fone, erdvumo fone. Ir per tą medį aš jaučiu ir medžio, ir savo, ir šitos vietos erdvumą. Ir jaučiu, kad tame yra skleidimasis, gyvybės, gyvenimo. Žinai, kas įdomu? Tai, ką mes irgi trumpai apie ką kalbėjom, kad tai reiškia, kad nušvisti gali bet kas, išmintingų gali būti bet kas, tai yra bet kuris žmogus. Tik tai tas nušvitimas, jisai nereiškia, kad jis ar ji, tu ar aš, turi būtinai būti mokytoju ar mokytoja. Tai reiškia, jeigu tu būni, tokioj būsenai, tu ją patiri ir jo būni, tu pamatai dalykus, tu pamatai reiškinius, tu susikuri tos erdvės, būni toj ramybėj ir iš jos tavo veikimas pasidaro kitoks. Maistas, kurį tu gamini, jisai pasidaro labai skanus, tavo galbūt stalą, kurį tu gamini. Ir tai nereiškia, kad nušvitęs žmogus turi būti, kad nušvitęs yra tik mokytojas. Gali nušvitęs būti sodininkas, gali nušvitęs būti bet koks amatininkas, duonos kepėjas, bet kas. Bet tai tu atpažinsi, tu sakysi, kažkas ten yra ir tai nebūtinai mokytojas. Ir aš čia, kur mes esam, man visada nušvitimas buvo tokia, yra keli žmonės per visą žmonijos istoriją nušvitę ir tai yra beveik nepasiekiamas dalykas. Buvo tokia percepcija toks. Ir dabar čia sėdint, kaip kalbame apie dalykus, kad tai yra prabudimas, tas prabusti ir tam tikrą prasme nušvisti, kiek intensyviai, bet prabusti nušvitimui arba labiau šviesti, yra visiems žmonėms duotybė, kurią jis ar ji pakankamai lengvai gali aktyvuoti. Tik reikia šiek tiek ištirpdyti dalykų. Tai yra bene pagrindinis, ne tai, kad bene, tai ir yra apskritai gyvenimo prasmė ir tikslas. Kiekvieno žmogaus, tai yra tapti sąmoningu, prabusti tikrovėje, kaip mūsų, net jeigu labai žiūrint paprastai, banaliai, mes užgimstam ir mūsų sąmonė pradeda šitą pasaulį artikuliuoti, matyti. Arba mes prabundam iš ryto, mes prabundam ir mes tampam sąmoningi. Tai savotiškai lygiai taip pat ir gyvenime mūsų tikslas yra išsitraukti save iš tos susitapatinimo su vienu ar kitu žodžiu, ar problema, ar šiuo metu mane kažkaip sąlygojančiomis aplinkybėmis ir pajausti tikrovės dovaną, aš tai pavadinčiau tikrovės dovaną, man vis dėlto labai svarbu pasakyti, kad pajausti ne tik būti kaip tikrovės principą, kaip erdvę arba erdvumą, kuri, reiškia, iš kurios šita tikrovė išsiskleidžia, manau, bet pačią šitos tikrovės artikuliaciją, šitą džiaugsmą, nes visa tai nebūtų duota tokiom formom, tokiom spalvom, tokiais kontūrais, jeigu tai nebūtų mums reikalinga. Ir matyt, tai ir duota tam, kad sąmonė būtų priliesta šitų kontūrų ir šitos artikuliacijos. Ir būtent per artikuliaciją, per skyrą po truputėlį atsiranda matymas, visko matymas, šešėliai, formos, štai tikrovė, mano rankos. Ir už visos šitos artikuliacijos be abejo pats buvimas, kuris tęsiasi. Tai regis tai yra tikrai gyvenimo prasmė, prabusti tikrovė. Ir ypatingai, kai mus apninka liūdesys arba ištinka kančios momentai, kaip mūsų reakcija
į tam tikrus įvykius, į faktus, arba netgi reakcija į skausmą. Nes skausmas ir kančia skirtingi dalykai. Kančia yra psichologinė būsena. Tai yra mūsų reakcija į aplinkybės. Tai štai, ištinkant kančiai, yra momentas, kad mes iš tiesų galime tikrai prabusti ir paklausti savęs, kas šiuo metu man yra esminis dalykas. Ar aš noriu būti susifokusavęs į aplinkybę, kuri man kelia šitą kančią, ar į pačią kančią, jos išgyvenimą ir eskalavimą. Ar aš noriu pasirūpinti savo būseną, savo sąmonės būseną. Ir tas mąstantis protas, kasdienis protas sakys, ne, šita aplinkybė yra labai svarbi, reikia spręsti, o kaip jie ten šitai pasakė, o šitai padarė. Tai yra neteisinga ir visai eilė išgyvenimų, neteisybės ir nuoskaudų ir visa kita lenda ir užpila, tiesiog užpila krioklio, kaip krioklio gale mūsų mintis ir jos grįžta ir eskaluojasi. Ir tuo metu, kai tai vyksta, mes nebūname čia, mes nematome, mes neprisiliečiam, šita tikrovė mūsų nepriliečia, šitas žmogus, su kuriuo susitinku, man nebepasako nieko, ko aš nežinau, nes aš esu užsidaręs savo paties mintyse, savo paties emocijose. Tai štai tokiais momentais visgi prabusti klausimui ir pasakyti, kas man svarbiau. Šitas įvykis ir visa tai, kas su tuo susiję, ar mano sąmonės būsena. Ir turėti drąsos, turėti valios pasirūpinti savo sąmonės būseną. Suprantant labai aiškiai, kad aš neturiu galimybės, arba aš turiu galimybę, aš visada turiu galimybę nuslysti nuo šitos tikrovės, arba nueiti į kančios ir tokios nelaimės eskalacijos, tą blogą į ratą. Bet mano užduotis, kaip žmogaus, mano gyvenimo užduotis yra pasirūpinti čia ir dabar. Sąmonės būsena, čia ir dabar prabusti. Ir ypatingai, kai sunku. Ypatingai, kai mums nutinka aplinkybės. Mes esame išbandomi ir mes esame metami į tą situaciją prabudimo galimybės. Teisingai sakai, kiekvienas žmogus ir kiekvieną akimirką mes balansuojame. Ar aš užsidėsiu savo kalbos, jausmų, minčių, akinius, būsenų, ar aš vis dėlto visą tai praplėšiu, atsiversiu ir aš būsiu čia. Ir tai labai dažnai reikš, kad būti tuo pat metu reiškia matyti, negalvoti, nemastyti, bet patirti. Ir jau iš ten be abejo ateis kažkokia mintis, ateis kažkokia intuicija, bet vis nuolat grįžti į tą buvimo erdvumą. Mane tavo tai, kad tu sakei, išprovokavo, sukūrė erdvę tokiam niekaip nesusijusi su bet kokia kalbotyra teiginiui, kad išmintis, gal galima ją žiūrėti kaip į šitą žodį, kaip į techniką, nors mes sakom, kad technikų nėra, bet tebūnie kažkokia forma, kur tu sakai į žodį aš, tada darai pauzę, čia šitą, ir tada mintis. Ir jeigu tu tokioj būsenoj, jeigu sukuri tą tarpą ir tada tik tai mintis atkelia, jau tada pajausi, kad palauk, tai mintis ne aš, jos yra, nežinau, ar aš jos tokios noriu, nes kai aš pasiėmiau ją, arba jau jinai čia, nežinau, ar čia ta būsena yra, nes aš esu ten ar piktas, ar kaip tik toks džiugus ir panašiai. Bet tas pats procesas, jau jisai tau parodo, kad tau sukuria kažką, ko tu iki tol nepatyrei. Ir tai pradeda kelti tam tikrus klausimus. Ir tai tave stato į tam tikrą būseną, kuri įgalina tave veikti su visai kitaip, su visai kitokia galia, su visai net tie dalykai, kurie prieš tai atrodė tragiški, jie staiga toj šviesoj pasirodo kaip tiesiog reiškiniai, kaip ten karalius Saliamonas sakė, ir tai praeis, kad ir tai praeis. Ir kai tu matai, kad ir tai praeis, tada kitaip reaguoji tai. Ir ta reakcija tau leidžia
nepasimesti, nepamesti to savęs, kas tu iš tikrųjų esi, to esu. Išmintis kaip nepametimas savęs mintise. Išėjimas iš minties. Nes tame išėjime atsiranda erdvės, atsiranda tarpas galiausiai turėti kitokią mintį. Pagaliau kitokią mintį. Taip? Nes mintis paprastai kaip traukinio vagonai. Vienas klijuojasi prie kito ir mintis turi tą grandinėlės principą. Vienas žodis iš karto asociacijos principų ir įpročių principų klijuojasi prie kito ir mes formuojam tokias grandinės ir imamės sukti ratu ir ratu. Tai galimybė rasti akimirką tylos ir kažkaip nespecialiai forsuotos, bet tiesą sakant, tai atsiranda. Tai atsiranda kiekvieną kartą, kai mes pamatome kažką. Tai mes pamatome, pavadinkim taip, grožį. Tai mes pamatom daikto individualumą ir akimirką prieš pasakant, tai gražu, ten yra tarpas, kuriame mes nemastėme ir mes nebuvome savo mintise. Kitaip mes nebūtume pamatę. Bet po to, kai jau sakom žodį gražu ir paskui sakom pažiūrėk ar dar kažką, jau mes apibūdinam, jau mes vėl esame savo mintis ir galbūt sakančią akimirką mes vėl grįžtam prie įprastinio matymo ir savo tam tikrų, angliškas žodis, patternų, aš nežinau lietuviškai pasakyti. Tendencijų, įpročių, tokių sukimo, kartojimo ir viskas. Bet akimirką mus prilietė grožis. Lygiai taip pat su garsu. Ar girdi tolumoje čiurlenantį vandenį? Ir tą akimirką, kai klausaisi, tame parengtame, tokiame dėmesingame klausimės yra erdvė, nėra minties. Tai štai tų momentų mūsų gyvenime yra savaime labai daug. Jie visur yra. Tarp objektų, tarp daiktų yra tarpai. Tarp raidžių parašytų ant puslapio yra tarpai. Tarp žodžių, kurie yra sakomi, yra tarpai. Tarp įvykių, kurie nutinka dienos bėgyje, yra tarpai. Visur yra ertmės ir erdvės. Ir yra momentai, kai mintis neteina, yra tarpas. Ir jeigu mes leistume save į tuos tarpus ir išbūtume tuos tarpus ir tarpuose atrastume vertę, o ne tik tai, kas pasirodo kaip objektai. Labai gražiai Laozi rašė, puodelio esmė arba vertė yra jo ertmėje. Galiausiai tai, kas yra objektiška, tai, kas yra substancialu, materialu, kaip jo sienelės, yra tam, kad vis dėlto ta ertmė būtų kažkaip sukurta. Nes galiausiai tik į tą ertmę gali būti pripilta arbatos. Tai štai suteikti vietą, suteikti erdvę tarpams, erdvei, pačiam nemąstymui, neminčiai, buvimui. Gali būti, kad tai tiesiog savaime sukurs atstumą nuo minties arba nuo pasikartojančių minčių. Ir aš pradėsiu matyti, kad sugrįžo šitas takelis. Šitą muziką mačiau, girdėjau. Ir vėl kitas takelis, mačiau, girdėjau, dabar tokia reakcija iškilo. Bet tuomet aš esu laisvas nekeliauti tais takais. Ir šitoj vietoj tada pamatai, kad mintis nėra tiesa. Tai ir tiksliau, mintis yra tiesa tik tiek, kiek mintis yra šaltinio dalis. Bet jinai nėra absoliuti ir jinai nėra viską išsemianti. Ir toj šviesoj, man atrodo, pasidaro akivaizdu, kad tas tarpas, kurį su labai gražiai dabar įvardinai ir pasakoji apie jį, jisai yra būtinas tam, kad tu galėtum gyventi tame šaltinėje, būti gyvu, nes jeigu tik tai tu gyveni to mintim ir tapatinėsi su jom, tu esi miręs.
Nes tu negyveni, nes tu esi tos mintis, o ne visa energija yra atiduota tos minties realizavimui, susitapatinimui ir tu veiki nesąmonėje, nesąmoningai. Ir aš tai palyginčiau, tu irgi paskui man iškilo toks vaizdas kaip kvėpavimas. Tu turi atsitraukti, kvėpti, kad tu galėtum vėl iškvėpti ir nueiti į tą, tą mintį, pavadinkim taip. Tu turi atsitraukti. Bet jeigu tu visą laiką būsi ir pradėsi dusti, jeigu su ta mintim taip įsikabinęs tapansis ir būsi ir neatsitrauksi, nuo to vėl nepadarysi, negrįši į šaltinį, kad vėl galėtum kažką kurti, kažką formuoti. Tu tiesiog būsi negyvas, nes nebekvėpuosi. Tu užsispazmuosi toj vietoj. Ir čia apie tai, apie gyvenimą kaip kvėpavimą, tam metaforiškai galima žiūrėti, kad tau reikia atsitraukimo, reikia vėl grįžimo į šaltinį, kur pabuvime tiesiog prezent, vėl tu eini į tą tam tikrą formą, tam tikrą išraišką, kuriai kviečia tave tas šaltinis. Ir tada tu turi gyvą jungti su gyvybė, su gyvenimu, o ne tik tai esi tos minties palaikymo baterija. Ir toks jai gyventi mechanizmas tam tiesiog egzistuoja. Taip, o kada aš būsiu, o kada aš gyvensiu, kada aš patirsiu, jeigu aš visą laiką mąstau arba įgyvendinu tai, ką mąsčiau, tai tarsi savo paties minties funkcija. Tai... Nežinau, ar čia tikra istorija, bet Mikė Pūkuotukas kalbasi su paršeliu ir paršelis klausia, Mikė, koks yra gyvenimo tikslas, kokia yra prasmė. Ir Mikė sako, nežinau dėl gyvenimo, bet dabar tai svarbiausia mums kalbėti su tavimi. Labai graži vieta. Net jeigu vyksta pokalbis ir tai yra mintis, bet jeigu tuo metu tai yra svarbiausias dalykas gyvenime ir tai ir yra tai, kas yra gyvenimas, tai tebūnė net ir ta mintis, ji turi tą gyvybės ir buvimo dėmenį, jeigu mes esame pilnai čia. Ir gal pabaigai šiandien, grįžtant prie filosofijos esmės, nes mes štai pasakėm, nemintis dovanoja išmintį ir gyvybę, ir tada filosofai šitiek barbaliuoja ir kalba apie dalykus, sėdėdami po medžiais. Jeigu tas pokalbis iškyla kaip čia buvimo, gyva, iškylant išraišką, iš šitos tikrovės, iš šito jausmo, iš šito erdvumo iškyla žodis, išraiška ir pasidalinimas, komunikacija su kitu, tai tam pamatyti tai, ką mes žinome iš lotynų kalbos kaip komunija, bendrystė, kur dalyvauja aš, kitas ir pasaulis, kurį mes pakeliam į kalbos šviesą. Arba per kalbą suteikiame tam tikrą sąmonės šviesą, savo kalbą apšviečiame, parodame. Gal ir dar, arba net atsukam tą kalbą, kad kalba nėra pati savaime tiesa, o tu tą kalbą jos pagalba atsuki į tą šaltinį. Sakai, tu pasakai, šiandien kažkokia vaizdiniai kyla, tai tarsi atsuki ir sakai, kalbos pagalba kalba ne viskas, bet tos pagalba tu atsuki į tą šviesą, kaip tu gražiai dabar apibūdinai. Ir vėl prieinam prie švietimo esmės.